145 diena ir mes dirbame prie mūsų savo projekto, čia jau praleista daug laiko. Darbuojamės toliau. Ką nors kai sako, eini pirmą kartą, pirmi zuikiai, pirmi blynai, pirmos kepsninės. Turim ir štai ką papasakosiu jums, kai skupas sako, moka 2 kartus, tai žiūrėkit, ką turim. Čia yra mūsų dažų bonkučių rojus. Ir praeitą kartą dažytas mūsų dažai. Ir jie pažiūrėkit, kas čia atsitiko jam. Paimu pasižiūrėti. Galvoju, jėga. O čia tai dažai. Košė kažkokia. Stovi ir nesuprantu, neugi sudžiuvo. Ką jūs manot? Taigi skupas moka 2 kartus. Praeitą kartą dažiau, liko dažų balionėlį. Galvoju, ką aš ten išpilsiu jos. Supyliau atgal į bendrus dažus. O dažai tai skiedžiasi su kuo? Su kietikliu. Tai ačiū, sukietėjo visa bonkė. Dieve, 0,5 litro aišku. Menki nuostoliai, bet pamokos išmoktos. Ką darbai vyksta, gruntuojamės toliau. Tai, kaip matot, lašiniai kabo jau sukabinti, tai didžia dalis jau padaryta. O kas liko, tai kai visada kabina, pamiršau dar tais galinės duris, kūzavo reikės dar susišveist. Kūzaviokas liko ir tenais turim kapotą. Tik vieną pusę nugruntavom, o paskui ką, važiuojam toliau. Ir dar viena diena praleista prie mūsų automobilio. Tai kaip matot, būda nugruntuota. Su gruntavimu norėjau sakyti viskas, bet ne, liko dar visas kūzavas. Bet čia kaip nors, kada nors prie progos, o šiaip va, viskas sudžiauta, viskas nugruntuota. Ir turim nugruntuotą šitą, šiek tiek pasišveitėm jau gruntą, kad būtų lygus. Realiai, jo, nėra tobula. Dabar realiai šlapiai šveičiam su pusantro tūkstančio škurkytę ir susišveitinėjom. Tai šiandien planas yra nusidažyti duris. Abiejas raudonai, blizgiai ir visą kabinos vidų nusidažyti raudonai, blizgiai. Tai taip didesnis dėmesys ir kokybės reikalinga mums paneliai, kad būtų tvarkinga. Čia, nes čia matysis ir aišku lubos. Visa kita apačia, čia užsidės bakas, sėdynė, čia kilimai. Kilimus suklosim taip, kad nėra labai tos kokybės svarbu. Bet va tie 3 dalykai labai svarbu. Aišku, ir duris. Tai man. Ir tai ką, šiek tiek žiūrim. Pabūkit, pažiūrėkit, kaip sekas. Dar vienas dalykas, ką reikia nuspręsti, iki kurios darysim pusės spalvą. Tai realiai vidus kabinos turėtų būti blizgus, o išorė matinė. Tai dabar kur sudarimas? Čia į kantą turėtų eiti. Čia? Čia turėtų būti. Čia matinis, o čia blizgus jau. O tai durim kur daryti tada klausimas. Ką su durim daryti? Čia dėt? Negražu? Čia? Į kantą? Čia blizgu daryti, o ten jau šitas kantukas. Matinis? Ar čia irgi blizgu reikėtų iki kampo? Klausimas, kaip čia geriau išsispręsti? Kaip gražiau atrodytų? Nes čia tai bus labai negražu, jeigu šitą kantuką bandyti suvesti. Jo, reikėtų daryti iki va šito kanto. Ja, darysim iki siūlės linkimo. Manau. Na, aišku, viršus durų bus baltas. Kažkur tai tiek, nežinau, čia reikės paskui atsimušti, nes va šitoj vietoje ant kūzovo matos, va, čia ateis balta
Šitoje vietoje baltas prasidės stogas, visas bus baltas. Tai čia baltas su raudona jungsis. Tai reikės pažiūrėti, ant kur durų gaunasi. Lygiai taip pat durų, šita visa viršutinė dalis bus iš lauko, aišku, iš lauko balta. Viduje tai viską raudoną darys, nieks nesikeičia. Tai va, tai realiai įsidžiovinam, nusišvietėm, įsidžiovinam, tas paruoštas, tas paruoštas, tas paruoštas. Susišiausim su Scotch Brightu, kažkur lapukas dar gulėjo. Nusipučiam ir bandom ant pietų dažyti raudonai. Laikom čiūras, kad viskas bus gerai. Nu va, pasiruošę dažymui. Viskas viduj, sukrauta. Va. Kabina paruošta. Dažysim nuo stogo. Duris. Kabiną atverčiam atgal. Pasiemam možį, pastatysim kitas duris. Taip kad viskas. Ledas paruoštas mūsų maišymasis skamba. Dažų. Taip kad galim matyti maišytis ir varom dažyti. Spalva viena nudažyti. Praeitą dieną dažiau su dažais, kaukę naudojau, paskolinta. Tai pasirodo, turi eiti, buvo be apsaugų, prieš filtriai. Tai realiai šis daiktas buvo baltas, tai va, kiek sugeria visko jisai. Ir update pasidarė. O aš jau spėjau raudonas, ne? Čia raudona, reikės nusivalyti. Šiaip liuks, nusidažėm 2 duris, tas viskas kaip ir pavyko, ten dabar tikra dujų kamera, tai einam plautis, purkštuvėlio ir lauksim rezultatų. Gal bus gerai visai? Dar visai neįmanoma. Tai ką, sveiki, vakar dažėmės, tai nežinau ar matosi, bet net blakstienų galiukai raudoni buvo. Tai važiuojam toliau, raudona spalva nudažyta, blizgi, kas bus, vat viduj viskas, traukiam lauk. Ir dažysimės šiandien toliau visą lauką matinę bandysim. Tarp kitko, ką dar sužinojau, tai biškį jaukia planus, nes galvojau nusidažysiu paprastai 3 spalvom. O reikia palaukti 3 dienas, 3 paras, kol tu ant dažytos paviršiaus gali užklijuoti juostelę dažymo, kad galėtum atskirti spalvas. Tai kaip pavyzdys, va šitos visos dalis dažosi 3 spalvom, balta, matinė ir blizgi raudona. Tai realiai dažymas jų užtruks 9 dienas, taip jeigu viską. Tai va, pirmiausia, jas ir nusidažėm, laukiam 3 dienas, tai per tas 3 dienas turim pasidaryti anas visas mažas dalis, kur yra likusios matinės visos mažytės. Tada šitą dažysim apsiklijuoti, jau galėsim po 3 dienų dažysim matiškai ir lauksim dar 3 dienas ir tada galėsime tik tais dažyti jau baltą stogą. Vakar dar susirašiau su estų menininku tuo, kuris man žada biškį padėti prie to automobilio. Galbūt, nieko nesakau, galbūt mes jį sutiksim čia. Atvažiuos čia ir gal pabaigs darbus. Šiandien reikės vežti mano automobiliuko į Taliną. Tai va, mes ką, einam toliau ruoštis dažytis. Susišveis dar reikia gruntą, nes jo šveičiant kur kas gražiau, geriau atrodo. Taip kad, let's go work.